Štai tokia pradžia ir Lietuvos rinktinės krepšininkams ir žinoma tiems optimistams, kurie buvo įsitikinę, jog šiandien viso labo bus tik tai lengvas pasivaikščiojimas. Tomas Delninkaitis praranda kamuolį ir dar 2 Kinijos rinktinės taškai galėjo atsidurti mūsų krepšyje, laimėjai kažkokiu tai būdu. Dabar kamuolys į krepšinį įkrito ir pavyksta atitaisyti bent jau šią klaidą. Džinkhui pražanga. Štai čia prieš Tomą Delninkaitį. Čia jaunas Kinijos rinktinės gynėjas. Nežinau, ar jis pasirodys šiandien aikštelėje, tačiau kol kas tie, kurie yra aikštelėje, žaidžia sėkmingai. Pataiko iš 3 taškų zonos Martynas Pocius. Labai reikalingas tritaškis, 8-16. Ir laisvas metai iš 3 taškų zonos ir laimiai nepataiko dabar Dinas Džinkhui. O Paulius Jankūnas žaidžia prieš Dendlianą ir vos nepraranda kamulio. Dar 10 sekundžių Lietuvos rinktinės atakai, galima ir neskubėti. Martynas Pocius. Linas Kleiza labai aktyviai saugo jį kinai, o čia rungtynių arbitras fiksuoja neštą kamuolį ir tai reiškia, jog panešiotas kamuolys dabar atitenka Kinijos komandai. Nekokia kol kas šios dienos rungtynių pradžia ir Lietuvos rinktinės deficitas. 8 taškai ir labai daug klaidų. 5 kartus prarado kamuolį Lietuvos rinktinė šio kėlinio pradžioje. Kinai žaidžia be klaidų, nesuklydo nė kartą. Dendlianas. Jo metimas iš vidutinio nuotolio neklus. Kovoja kamuolį Tomas Delninkaitis, Simas Jasaitis pirmin. Martynas Pocius labai gražiai apgauna savo varžovą. Perdavimas Linui Kleizai, 2 taškai ir pražanga. 10-16. Sužaidus nepilnas 7 minutės šios dienos rungtynių pradžios. Šiandien paskutinė aštuntfinalių diena. 3 ketvirtfinalio poros yra aiškios. Paskutinioji pora paaiškės šiandien po Lietuvos ir Kinijos bei Brazilijos ir Argentinos susitikimų. Linas Kleiza pataiko nuo baudų metimo linijos, mažina varžovo persvarą iki 5 taškų. Ir Kinijos rinktinės lyderis. Į Dendlianą sėdasi ant atsarginių žaidėjo suolo, vietoje aikštelėje Vonas Žižy. Būtent Vonas Žižy dabar su kamuoliu, būtent jis ir pelno šios 2 taškus. Išnaudodamas savo ūgio pranašumą prieš Simą Jasaitį. Toje situacijoje 11-18 Kinai priekyje 7 taškais, lieka 2 minutės ir 43 sekundės iki pirmo ketvirčio pabaigos. Pocius iš 3 taškų zonos. Netaiklus Martyno Pociaus metimas. Nepasiekia kamuolio, atrodo, Paulius Jankūnas, tačiau sutrukdė varžovui. Simas Jasaitis pirmasis prie jo. Dar viena proga Lietuvos rinktiniai. Delninkaitis. Kleiza. Gauna puikų perdavimą Linas Kleiza nuo Simo Jasaičio baudos aikštelėje. Dar vienas taiklus metimas, stengiasi žaisti per Liną Kleizą. Šiandien Lietuvos rinktinė, kartais pavyksta, kartais ne. Bet Lino Kleizos sąskaitoje jau 7 taškai. Jis rezultatyviausias Lietuvos komandoje, kurioje dar po 3 taškai metė Mantas Kalnietis, Martynas Pocius. Ir viskas, daugiau krepšininkų kol kas pelniusių taškus nėra. Tačiau viską reikia pradėti nuo darbo gynyboje. Būtent čia Lietuvos komanda jau leido varžovams surinkti 18 taškų. Tai būtent čia prasideda tas darbas, kurį atlikus gerai būtų žymiai lengviau puolime. Kol kas apsiginti be klaidų ir be pražangų Lietuvos komandai pavyksta labai retai. Štai čia pražanga Pauliui Jankūnui ir Vonas Žižy meta 2 baudos metimus. 6 taškai jo sąskaitoje. Jis ir sūnas jų yra rezultatyviausi Kinijos rinktinės krepšininkai kol kas. Ramu kol kas šitoje didžiulėje Sinano Erdeno arenoje. Sinanas Erdenas buvo
olimpinė Turkijos komiteto vadovas ir mirė jis 2003 metais, būtent jo garbei buvo pavadinta šita arena. Arena, kuriai šis pasaulio krepšinio čempionatas ko gero yra didžiausias renginys iki šiol, kad nors vykęs joje, po to bus 2012 uždarųjų patalpų pasaulio čempionatas lengvosios atletikos. Būtent šioje arenoje Simas Jasaitis pataiso Pauliaus Jankūno metimą. Po ilgos pertraukos Simo Jasaitį mes matome aikštelėje, trauma buvo jį išvedusi iš rikiuotės grupės varžybų pabaigoje, na o po to ta ilga pertrauka, po kurios Lietuvos komanda dabar taip po truputėlį bando pabusti aštuntfinalio rungtynėse. Ponas Džidži ieško kam atiduoti kamuolį. Nėra kam atiduoti. Linas Kleiza. Labai gera buvo Lino Kleizos gynyba iki galo. Simas Jasaitis atkovoja kamuolį, tačiau greita ataka nepavyko. Mantas Kalnietis, Tomas Delininkaitis liko aikštelėje dabar jau atakuojančio gynėjo pozicijoje vietoj Martyno Pociaus. Ir pražanga Kinijos rinktinė nėra prasižengusi 4 kartų, tai tik tai 3 komandinė pražanga, taigi tenka tiesiog išsimesti kamuolį iš užribio. Irgi rodiklis tarsi bylojantis apie tai, kad lietuviai kol kas nebuvo tokie agresyvūs, kokie galėtų būti puolime. Ir žiūrint šio epizodo pakartojimo dar galėtumėm sakyti, kad mums pasisekė. Galėjo ir nenuskambėti teisėjo švilpukas, nes Mantas Kalnietis paslydo. Linas Kleiza sėdasi ant suolo, vietoje aikštelėje Tadas Klimavičius. Kęstutis Kensūra ir šias rungtynes sakė, ir sėkmės mums visiems. Atrodo, kad tikrai jos irgi reikės. Ir dabar neaišku, ką čia sugalvojo Tadas Klimavičius, tačiau nepatikėjo jo gali pasimti šį kamuolį ir kinai, taigi Lietuvos rinktinė tęsė ataką. Simas Jasaitis žudė Kinijos rinktinę 2008 metų vasaros olimpinių žaidynių ketvirtfinalyje. Tada, tarp kitko, kur kas neramiau Lietuva laukė to susitikimo, dėl to, kad už Kinijos rinktinės vairo buvo Jonas Kazlauskas, dėl to, kad Kinijos komandoje žaidė Jao Minas. Dabar nėra nei vieno, nei kito ir Lietuvos bent jau didžioji dalis ir tokia vyraujanti nuomonė buvo ta, kad šiandien jokių ypatingų problemų Lietuvos krepšininkams iškilti neturėtų, tačiau svarbiausia, jog taip negalvotų Lietuvos rinktinės krepšininkai, kuriems reikia negalvoti, o žaisti, ir kaip tik tą daro Simas Jasaitis, dabar mažindamas Kinijos rinktinės pranašumą iki 2 taškų. Kinai turi šansą užbaigti šį kėlinį 17-19. Ir metimas iš 3 taškų zonos. Liuvėjus pataiko ir įtvirtina kinų persvarą šiame kėlinyje iki 5 taškų. Štai taip atrodo arena iš viršaus. Ir po 2 kėlinių Lietuvos komanda pralaimi Kinijos rinktinei rezultatu 17-22. Na ką, reikia tikėtis, jog šiandien nepargriūsim prieš didžiąją Kinijos sieną. Viena vertus tas rezultatas toks nelabai smagus, kita vertus buvo ir -11. Praėjusiame kėlinyje Lietuvos rinktinei pavyko apmažinti varžovo pranašumą ir jeigu ne tas tritaškis su kėlinio sirena, galbūt dabar jau viskas būtų beveik lygų, tačiau svarbiausia, jog Lietuvos rinktiniai šiandien reikės kovoti ne vieną kėlinį ir ne vieną mažytę jo atkarpą, bet iki galo, iki paskutinės rungtynių minutės. Tik tai tokiu atveju galima tikėtis sėkmės. Mes čia pasaulio krepšinio čempionato aštuntfinalyje ko gero nieko kito ir neturėtumėm tikėtis, nors kad ir kaip banaliai, kad ir kaip neįtikimai skambėtų ta frazė, kad pasaulio krepšinio čempionate silpnų komandų nebūna, bet yra būtent taip. Ir rinktinė laikoma visiškai šios poros outsiderė, startuoja geriau ir nepaisant Lietuvos rinktinės atsakymų, štai dabar 5 kinų taškai be atsako ir skirtumas šoktelėjantis vėl iki 7 taškų, 24. Tomas Delininkaitis, Mantas Kalnietis, Simas Jasaitis, Paulius Jankūnas ir Tadas Klimavičius. Tas pats Lietuvos rinktinės penketas kaip ir kėlinio pabaigoje. Simas Jasaitis, Delininkaitis meta iš 3 taškų zonos. 3 taškai ir toliau ne pati stipriausia Lietuvos rinktinės žaidimo dalis. Šiandien 2 iš 8. Kinai, kurių 3 taškai yra tarsi viena iš firminių jų kortelių.
metė tik tai 4 kartus iš toli ir 2 kartus pataikė. 2 taškus Kinijos rinktinė taip pat meta taikliau, 6 iš 12, lietuviai pataikė 5 iš 11. Lietuvos komanda laimi kovą dėl atšokusių kamuolių 14-6, tačiau padarė 5 klaidas, o kinai nesuklydo nė karto. Ir Kęstutis Kemzūra dabar skėšė rankomis, dar net nesibaigus šiai atakai, dėl to, kad ataka nepavyko ir gerai bent jau, kad pavyksta pataikyti iš toli Tomui Delininkaičiui. Dabar savo individualių pastangų dėka Tomas mažina skirtumą iki 4, 20-24 sužaidus minutę ir 10 sekundžių antrajame rungtynių kėlinyje. Dženlenis krauna kamuolį iš viršaus, universalus yra šis krepšininkas, gali sužaisti štai taip ir baudos aikštelėje, gali pataikyti ir iš toli, gali ir prasiveržti pats, gali ir komandos draugams progą sukurti. Pražanga Juanui GG prieš Paulių Jankūną, jis prasižengė. Ir štai tokia jo reakcija. Šios dienos rungtynėms teisėjauja Kristos Kristonolų iš Graikijos, Rečepas Angaralis iš Turkijos ir Juis Irahara iš Japonijos. Juanas GG, pirmoji jos mininė pražanga. Paulius Jankūnas, niekas jo nedengia, tačiau metimas netaiklus. Mantas Kalnietis pasiima kamuolį, kurį varžovai maloniai ir mandagiai paliko po krepšiu. Tomas Delininkaitis įmeta gražiai kamuolį Robertui Javtokui, tačiau Roberto Javtoko metimas labai jau neužtikrintas.